Ir nesi viena labiausiai patyrusi Lietuvos rinktinės narių, jau 5. čempionatas. Su kokiais lūkesčiais čia važiavai ir kaip sekėsi ta atranka? Na, iš tikrųjų pagrindinis tikslas buvo top 16, nes suprantu, kad šiuo metu šuolininkų aukšty lygis yra toks žvėriškas, kad patekti į finalą tikrai turi būti labai geros formos. Tikėjausi sezono geriausio rezultato 1,92 m, visgi Europos žaidynėse pavyko šokti 1,91 m, tai kaip ir norėjau geriau, bet yra kaip yra ir, nežinau, berods 20 vieta užimta, kai atvažiavau praktiškai su paskutiniu šaukimu, tai manau yra neblogai ir tai ir rodo, kad turiu patirties ir kas liečia psichologiją, nusiteikimą, norą ir visą kitą, tai viskas tas buvo, bet turbūt šiek tiek gal pavedė kūnas ir tam tikri techniniai elementai, tai šiek tiek gaila, bet reikia tiesiog pasižiūrėti, kokios klaidos buvo padaryta ir pasidaryti namų darbus kitiem metam ir kitai vasarai. Visi žinom, kokios negandos tave kankino, kokia ta sveikata dabar yra. Tiesiog, kaip visą laiką, kaip sakoma, nieko labai gero, bet jeigu šokinėjai, vadinasi, galiu save priversti šokti. Tai norėtųsi, aišku, geresnės formos, šiek tiek galbūt lengvesnių kojų, mažiau skausmų ir visa kita, bet raskit man bent vieną sportininką, kuriam kažko neskauda. Tai dabar čia negali eiti ir guostis, kad kažkas yra ne taip, tiesiog žinau, kad ir techninių elementų buvo tam tikrų klaidelių ir tuo labiau, kadangi mano treneris nėra iš Lietuvos, tai man būnant Lietuvoje tenka sportuoti vienai, tas yra šiek tiek sudėtinga ir visgi tai yra techninė rungtis ir jai reikia žmogaus visą laiką šalia, tai jaučiasi, kad gal nesu šiuo metu dar labai pratusi prie didesnių aukščių, džiaugiuosi, kad Europos žaidynėse visgi pavyko peršokti tikrai labai gerą aukštį, bet čia irgi tikėjausi, irgi atrodo galėjau, bet tiesiog matosi, kad viskas švariai, kaip ir užtikrinta ir po to ties 1,89 m ar daugiau adrenalino ar kas ir jau matau, kad nebe taip pavyksta kontroliuoti, kaip norėčiau. Ir visgi, kadangi tas įdirbis nėra toks geras dėl įvairių ir problemėlių ir šiaip, tai tiesiog yra kaip yra. Esate tituluota sportininkė, mačiusi visko ir auksų medalių ir skaudžių nesėkmių. Kiek airinės Palšytės mes dabar matom procentais? Oi, geras klausimas. Nežinau, 40 geriausiu atveju. Iš tikrųjų žiauriai sunku, bet yra kaip yra ir žinau, kad tiek sirgaliai, tiek kiti galbūt, kas stebi ir palaiko lengvą atletiką, tikrai nežino, kiek daug povandeninių dalykų vyksta ir su kiek įvairių negandų tenka susidurti, bet tiesiog pastebėjau su laiku, kad ar tu skūsies, ar tu kažkam sakysi, nieks per daug nepasikeis. Nieks neateis tau nei kojos, nepagydys, nieks nedar kažką. Gali artimieji už rankos palaikyti, sakyti, kaip gaila, kaip čia tau dabar ką atnešti paduoti, bet iš esmės nelabai kas keičiasi, tai tiesiog sukandidantis ir eini toliau visgi. Ir ta patirtis kažkiek duoda savo, nes ir nusiteikimas, ir motyvacija, ir visas tas toksai, nežinau, noras dirbti ir judėti priekį, jisai vis tiek yra, o kad kūnas kažkuriuose vietose neklauso, kad kažkur eini išsisuki koją ir kas nors plyšta, tai ką dabar kaltinti, nieko negalėjau kaltinti, tai reikia susitaikyti su tuo, kaip yra ir tiesiog judėti priekį. Tai aišku, norėtųsi atvažiuoti čempionatus 100% pasiruošimų ir aš manau, kad tą galima padaryti, bet šiai dienai tiesiog negali pakeisti aplinkybių ir turi šokti su tuo, ką turi ir yra kaip yra, bet labai tikiuosi, kad tai ne paskutinės varžybos ir visgi kitais metais vyks olimpinės žaidynės, jau 4-osios man būtų, tai kaip sakoma, žiūrim į priekį. Ko reikėtų, kad olimpinėse žaidynėse jau pamatytume artimesnį tą potencialą jūsų? Oi, aš galiu išvardinti, ko apskritai visiems geriausiam sportininkam ko reikia. Tai reikia geros komandos. Visą laiką šalia turi būti treneris, visą laiką turi būti medicininis personalas. Tai yra ir kineziterapeutas, ir gydytojas, ir psichologas, ir apskritai visi žmonės, tiek visa bendruomenė, tiek federacija, visi turi palaikyti mūsų geriausius sportininkus. Mūsų nėra daug. Ir kai atrodo tokia nedidelė šalis, mes atsivežėm 16 sportininkų. Kiek Estai atsivežė, kiek Latvija atsivežė. Ta prasme, net nėra ką lyginti, mes esam iš savęs pakankamai stiprus, tiesiog reikia nepamiršti, kad mums irgi reikia pagalbos, mums reikia palaikymo ir nepaisant to, kokie mes stiprus esam vidumi, mums kartais reikia ateiti ir pasakyti, žiūrėk, darom taip, gal tą, gal aną, gal dabar protestuojam, gal nueinam, gal reikia to, gal ano, gal tau masažą, gal ir
tiesiog šitų dalykų pas mus labai trūksta, bet manau, kad šitas trūkumas yra dėl to, kad pati sistema sporto yra iš esmės, ne tik apie lengvąją atletiką aš šneku, bet iš esmės šneku, kad tikrai trūksta pokyčių ir trūksta to tokio šiek tiek didesnio atsinešimo ir pagalbos aukščiausio lygio sportininkam, nes visi pokyčiai, kas vyksta, šiuo metu, nežinau, ar labai daug gerų dalykų yra į gerą pasikeitę. Tai manau, kad tikrai galima patobulėti ir jeigu mes norime turėti labai didelę komandą Paryžiuje, koks yra mūsų tiek nacionalinės sporto agentūros tikslas ir panašiai, tai tiesiog atkreipkite daugiau dėmesio į geriausius sportininkus. Mes jų tikrai turim, bet jie turi būti sveiki, jie turi turėti palaikymą, jie turi turėti visą įmanomą pagalbą, o ne eiti patys prašyti, patys kažką daryti, iš paskutinių susigravalioti ir bandyti šiaip ne taip atsirinkti, o atsirinkę būti net nepatekti finalus ar panašiai. Tai manau, kad pradžioje žiūrėkime tai, ką mes galim padaryti dėl sportininkų. Kai aplink sportininkus bus padaryta viskas, sportininkai tikrai atiduos visą širdį. Metai iki žaidynių turbūt per mažai to laiko, kad tai taip turėtų. Kodėl? Visi metai. Tai yra metai laiko, tai yra ne savaitė, tai yra ne mėnuo, tai yra metai laiko. Tai yra 2 pasiruošimo ciklai, yra ruduo ir yra pavasaris, bent jau lengvai atlečiam. Tai yra pakankamai daug laiko, kada tikrai dar galima kažką padaryti. Tiesiog reikia daryti, reikia negalvoti, kad mes čia dabar padarėm kažkokį pokytį ir dabar sportininkai patys pasiruoš, atsirinks, gerai sudalyvaus ir panašiai. Ne. Jeigu mes norim, kad sportas būtų mūsų politikos dalis, tai turi būti šiek tiek kitaip daroma. Ir aš manau, ne vienas sportininkas pritartų man ir tai, kas dabar vyksta, ir dėl tų pačių ir stipendijų skirimo ir panašiai. Aš porą metų, pavyzdžiui, tarkim, neturiu geresnių rezultatų, nes traumos, nes dar kažkas. Nesvarbu, kiek titulų turiu, kiek turėčiau visokių medalių ir dar kažką. Tu iškrenti metam laiko, sugrįžti po to yra labai sunku. Ir kai tu neturi dar to pačiu palaikymo kažkokio didelio, aš jau apie finansus nešneku, tai tiesiog, ir ta motyvacija tada šiek tiek tokia sviruojant ir panašiai. Tai jeigu mes norim turėti geriausių sportininkų, tai tie, kurie važiuoja į pasaulio čempionatus, visi turi gauti stipendijas. Tie, kurie patenka į kandidatų į olimpinės žaidynės sąrašus, visi turi gauti stipendijas. Mes turim iš kažko gyventi, o ne tiesiog būti gyvi sportu ir tam sporte būdami dar prašyti pagalbos iš šalies, kad ateikit, gal jūs čia galite prisidėti ar padaryti ar kažką. Tiesiog yra labai daug niuansų ir manau, kad čia galbūt aš pirma apie tai šneku, bet apie tai tarp savęs tikrai tarp sportininkų labai pasišnekam ir jeigu norit stiprios, galingos Lietuvos Paryžiaus olimpinėse žaidynėse, metai laiko yra dar pakankamai didelis laiko tarpas. Tai užėmė 20 vietą pasaulyje, bet neturėsit valstybinės stipendijos ir teks ruoštis iš savo olimpinėms žaidynėms. Yra klubo pagalba, ačiū Dievui, kad dar palaiko klubas Kosma. Yra tam tikri maistpinigiai iš federacijos, bet maistpinigiai tai yra kas? Tai ne darbinis atlygis. Nėra, čia yra daug labai niuansų ir vienintelis dalykas, ką galiu pasakyti, kad, pavyzdžiui, aš baigusi karjerą už Europos čempionės vardą, kaip už titulą, man priklauso renta valstybinė. Valstybinė renta būtų didesnė negu kad aš dabar gaunu pajamų. Tai maždaug galite įsivaizduoti, kiek tokių yra sportininkų, kurie yra užsitarnavę rentą ir toliau bando sportuoti ir jeigu turi kažkokių niuansų, kokia jam motyvacija yra. Tai tiesiog, bet čia nereikia šnekėti. Jūsų motyvacija? Mano motyvacija? Aš manau, kad 2 metrai, tai 2 metrai vienas neturi likti Lietuvos rekordas, turi daugiau būti. O šiaip turiu visų spalvų Europos čempionatų medalius, man dar trūksta pasaulio ir Europos. Pasaulio ir olimpiados. Tai norisi, kad olimpinėse žaidynėse būtų ne tik finalas, bet ir būtų kuo arčiau medalių, o pasaulio čempionate realiai tos pačios varžovės. Tai jeigu vieną sezoną būsi labai gerai pasiruošęs, tai kitais metais galima tapti ir Europos prizininku ir pasaulio. Tai mano tikslas būtų toks, jeigu viskas gerai. Tai kiek procentų